netikėta pergalė nuskina, o Hegelman ekipa, tiesa, čia gali būti pavojus. Smūgis į vartus ir kampinis. O čia greita kontrataka, labai gerai tranzicija bėga Hegelman futbolininkai. Smūgis į vartus ir iš tuščių vartų. Pat kietas riešutėlis, nors mažyčių komandos rezultatai šį sezoną gal ir labai neblizga, bet tikrai daug aukščiau yra. Lentelėje yra vartininko aikštelė ir 11 metrų baudinys. Ir pirmoje lygoje daugybę metų jo smūgis ir be šansų varžovų vartininkui Garliava veržiasi į priekį. 1-0. Čiukūra. Dabar jau prisideda prie komandos atakos. Padegimo perdavimas ir 1-1. Atstato pusiausvyrą Elingas Jonavičius. Graži ataka, staigus išpuolis ir čia pat keitimą atlieka Marius Bezikornovas. Ojojoj, kaip toli išbėgo Garliavos vartininkas, auksinis šansas Hegelman B ekipai ir 2-1. Pagauna ir baudžia už klaidą Domas Sinkevičius savo oponentus. Čia labai šiurkšti vartininko klaida. Perima kamuolį Hegelman ekipa. Perdavimas į baudos aikštelę ir viskas. Pergalingą tašką deda Hegelman B ekipos futbolininkai. Domas Sinkevičius muša trečiąjį įvartį. 3-1 Kauno rajono futbolininkai triumfuoja Kauno rajono derbyje prieš kaimynus iš Garliavos.